Gerai, tai žodžiu pasidalinsiu tokia rusenančia problema, ką tenka matyti mum kaip praktikam. Tai be įvairių psichoaktyvių medžiagų, kurios iššaukia tam tikrus elgesio ir emocijų sutrikimus, mes turim dar vieną naują rūpestį, tai yra probleminį interneto naudojimą. Ir čia, kadangi konferencija yra praktinė, tai manau irgi sulauksiu ir klausimų, arba galbūt kažkokių ir jūsų pamatymų iš arti, kągi matote, todėl kad apie tai irgi mokslininkų bendruomenė kalba vis su didesniu rūpesčiu, nes atsiranda dar vienas rūpestis, kalbant apie psichikos sveikatą. Tai pirmo pranešėjo klausantis ar ne, matėm, kad tiesiog ar ne žalingas pats vartojimas, kalbant su paaugliais, šiandieną yra nepakankamai suvaldytas ir tikrai kalbama įvairiais lygmenimis, kaipgi reikėtų plėsti paslaugų sektorių, dirbant būtent su jaunuoliais, kad jų netinkamas elgesys neišaugtų į priklausomybę ir stiprinti tą pirminį prevencinį lygmenį. Antras momentas, ar ne, turim, kaip ir minėjau, naujų priklausomybių, kurios vėlgi yra pakankamai sudėtingai diagnozuojamos, bet jau plika akim mes matom, kad iššaukia vėlgi tam tikrus elgesio ir emocijų netinkamas tas raiškos formas. Tai šiandieną man iškėliau kaip iš praktikų, manau, tokius labiausiai rūpimus klausimus jum, kas turėtų jums būti svarbu, ir pabandysiu savo pranešime atsakyti savo žiniomis į juos. Tai aš manau, kad pirmiausia yra labai svarbu atpažinti ir tinkamai reaguoti, sprendžiant situaciją susidūrus su netinkamu vaikų elgesiu. Taip pat yra svarbu pagilinti žinias, tai kasgi yra tie elgesio ir emocijų sutrikimai, bei kokios galimos pagalbos galimybės ir formos tiek pirminiam pagalbos lygmenį, prevenciniam, ar ne, mes turime mokyklą, visuomenės sveikatos biurus, tiek antriniam pagalbos lygmenį pristatysiu savo Respublikinio priklausomybių ligų centro vaikų ir jaunimo reabilitacijos veiklą. Tai mano lūkestis, kad išklausę mano pranešimą jūs atpažintumėt ir įvertintumėt paauglio netinkamo elgesio apraiškas, tikslingai gebėtumėt pritaikyti intervencijų strategiją, bei bendraujant su netipinio elgesio vaikais ir atsižvelgiant į jų situaciją, vėlgi turėtumėt pakankamų tų instrumentų, būtent konsultuojant tėvus bei šeimas, nukreipiant pagalbą, jeigu matote, kad tipiniam pagalbos priemonėm jums nepavyksta suvaldyti situacijos. Ruošiantis pranešimui, kadangi dirbu medicinos pagalbos srity, šiek tiek parinkau pagrindimui statistikos, kurie rodo, kad tokie bendri rizikos faktoriai kaip psichikos sveikata iš tiesų prastėja visame pasaulyje, kalbant apie vaikus. Tai sutrikimai susiję su legalių ir nelegalių psichoaktyvių medžiagų vartojimu iš tikrųjų rodo, kad prasideda būtent paauglystėje arba jauname amžiuje ir yra vienas didžiausių pavojų paauglių ir jaunų suaugusių sveikatai visame pasaulyje. Pasaulinė sveikatos organizacija apskaičiavo, kad daugiau nei 9% neįgalumo koreguotų gyvenimo metų prarastų dėl psichikos ir neurologinių sutrikimų sudaro būtent psichoaktyvių medžiagų vartojimas jaunesniam nei 24 metų amžiuje. Žalingas pažeidžiamų asmenų vartojimas dažniausiai pasireiškia ankstyvoje paauglystėje, o vėliau gali išsivystyti į lėtinį vartojimo sutrikimą, turinti didelį atkryčio potencialą bei gretutines ligas. Pagrindiniai 10–24 metų amžiaus rizikos veiksniai yra nustatyta, kad būtent yra alkoholis, nesaugus seksas bei neteisėtas įvairių psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Mokslinėje literatūroje
yra išskirta bendra žala. Pavyzdžiui, alkoholio vartojimo nepilnamečiam, tai yra pradėjus vartoti medžiagas, alkoholio ir marihuanos vartojimas, yra susijęs su prastesniu kognityviniu funkcionavimu, verbalinės atminties, vizualinio ir erdvinio veikimo, psichomotorinio greičio, darbinės atminties, dėmesio, pažinimo kontrolės ir bendro intelekto koeficiento testuose. Gautas alkoholio vartojimas paauglystėje yra susijęs su pagreitėjusiu pilkosios medžiagos mažėjimu ir susilpnėjusiu baltosios medžiagos tūrio padidėjimu. Taip pat su padidėjusia smegenų aktyvizacija atliekant slopinimo ar darbinės atminties užduotis, palyginant su kontrolinė medžiaga. Nepilnamečių alkoholio ir narkotikų vartojimas yra susijęs su įvairiom problemom mokykloje, tai yra su mokyklos nelankymu, akademinių rezultatų blogėjimu, psichikos sveikatos blogėjimu. Tyrimuose pabrėžiama, kad reikėtų imtis priemonių užtikrinant tinkamą paauglių, kuriem kyla didžiausia probleminio alkoholio ir nelegalių medžiagų vartojimo rizika, identifikavimą, taip pat galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kada jų reikia. Na, čia turime mokykloje šiandieną tokią gerą žinią iš tiesų, nes mokyklose nuo 23 metų rugsėjo ateina viena tokia stipriausių gyvenimo įgūdžių programa, į kurią ir įeis būtent temos ir apie psichikos sveikatą, apie lytinį švietimą, apie psichoaktyvias medžiagas, civilinę saugą, socialinį emocinį intelektą. Taip pat labai aktyviai prevenciniam lygmenį dirba šiandien ir visuomenės sveikatos biurai, tai irgi yra vienas iš, kaip aš sakau, ir mums tokių gerų instrumentų, kada galim nukreipti vaikus ar tėvus būtent konsultuojantis tam pirminiam lygmenį. Tyrimo alkoholio vartojimo sąlygojama žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir įvertinimas jų duomenimis, alkoholinių gėrimų vartojimas laikomas vienu pagrindinių mirčių ir nelegalios koreguotų gyvenimo metų rizikos veiksnių pasaulyje, sukeliančių daugiau kaip 60 ūminių ir lėtinių ligų. Šiandieną, ką tenka stebėti, kai kalbam apie naujas psichoaktyvias medžiagas, tai senosios medžiagos jos niekur nedingsta. Šalia įvairių psichoaktyvių medžiagų jauni žmonės, paaugliai, jaunimas vartoja ir alkoholį. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo sąlygotą žalą galima apibrėžti kaip gryną resursų, kurių visuomenė neteko dėl ankstesnio ar dabartinio psichoaktyvių medžiagų vartojimo vertę ir neapčiuopiamą žalą patirtą dėl svaiginimosi. Šiai dienai egzistuojantys moksliniai duomenys aiškiai identifikuoja daugiau nei 200 sveikatos būklių ir sutrikimų, vertinant pagal TLK ligų klasifikatorių, apimančių sužalojimų, širdies kraujagyslių ligas, imuninius sutrikimus, plaučių, raumenų, skeleto, reprodukcinės sistemos ligas, psichikos ir elgesio, virškinimo sutrikimus, onkologinius susirgimus, žalą negimusiam vaikui, įskaitant didėjančią priešlaikinio gimimo riziką ir mažą svorį gimstant. Mokslinėje literatūroje yra nurodoma, kad patologinis potraukis, pavyzdžiui, lošimams, turi įtakos kitų psichikos ligų, depresijos priklausomybių nuo alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų išsivystymui. Todėl šiandieną, kaip matote, kalbant apie įvairias priklausomybės, kurių spektras keičiasi, turime kelti kvalifikaciją žinių lygį, nes teikiant pagalbą, pirmiausia ir pirminis tas momentas bus, kuris labai svarbus specialistam, tai yra pažinimas, pats sutrikimo pažinimas. Šiandien aš pasidalinsiu su jumis daugiau apie elgesio ir emocijų sutrikimus. Su elgesio ir emocijų sunkumais, manau, daugiausia susiduriat, kai dirbate su paaugliais. Antras momentas – nustatyti poreikius, ar ne, tai reiškia įvertinti visus rizikos ir apsaugos veiksnius. Vėlgi šiandieną mes turime pakankamai neblogus vertinimo instrumentus Respublikiniam priklausomybių ligų centre,
Taip pat žinau, ir socializacijos centre yra mokyti žmonės, mes turim starto vertinimo metodika, jinai atvežta iš Jungtinių Amerikos valstijų, kada galim pasižiūrėti bendrą situaciją ir turint pilną įvertinimą, galim jau modeliuoti tam tikras strategijas, būdami komandos dalimi. Šiandieną kokia yra praktika, kad turint sudėtingus atvejus ir kai jūs gaunate atvejus, kai reikia dirbti su šeimom, tai tikėtina, kad pirminis tas informacijos šaltinis ir yra būtent tėvai. Tai su tėvais, globėjais ar globos įstaigoje dirbančiais darbuotojais jūs išsiaiškinate ar ne, susipažįstate su vaiko raidos ypatumais, jeigu tas yra fiksuota ar ne, ir susipažįstate su visom vaiko ir silpnybėm, ir stiprybėm, tai reiškia ir individualiais faktoriais, ir aplinkos faktoriais, ir visais resursais, ką vaikas turi, kas gali įtakoti jo elgesį. Na ir tada tikėtina, kad didelis darbas bus būtent ir dirbant dėl vaiko bus santykis su mokykla, todėl kad kai kalbam apie vaiką ir kai kalbam apie vaiko kažkokį elgesio koregavimą, mes iš tiesų kalbam per savokas, per ugdymo savoką, ar ne, į kurią įeina auklėjimas, mokymas, lavinimas, nesakom, kad na, kažkokį tai blogą įprotį, ar ne, mes galim pakeisti geru būtent per na, naujo įgūdžio kažkokį tai formavimą. Todėl žinant, kad vaikas didžiąją laiko dalį praleidžia mokykloje, o kitą didžiąją laiko dalį praleidžia su tėvais, tai sukoreliavus šitą visą procesą ir dirbant visiems komandoje, kaip aš sakau, kulakiukė, ar netikėtina, kad bus galima pasiekti labai gerų rezultatų. Na ir kaip matote, kai kalbam apie sutrikimus, jau įeinam į sveikatos kategoriją, tai čia jau bus būtent kalbama ir tikėtina, kad reikės pasitelkti pagalbą iš psichikos sveikatos esančius specialistus. Šiandieną, kai dirbam dėl vaiko, atvejo vadyba inicijuoja irgi nuotolinius susitikimus, kada gali visi specialistai pasidalinti žiniomis ir renkant informaciją apie vaiką ir jau modeliuojant pagalbos planą tam tikram laikotarpiui. Vėlgi mokslinėje literatūroje numatomas toksai 3 mėnesių laikotarpis, kuris duodamas ir specialistui, ir atvejui, kada galima susiprojektuoti, pasiskirstyti atsakomybėm, kas už ką bus atsakingas, ar ne, padirbėti, vėl grįžti į komandą, ar ne, ir pasidalinti, kaip mums sekėsi. Tai šiandieną tokia praktika, aš dirbu Vilniaus mieste, Vilniaus vaiko gerovės komisijoje su narė, tai jinai tikrai yra. Labai rekomenduoju, kad tą praktiką turėtų ir visi kiti miestai, nes jinai pasitvirtino, jinai pasisekė. Panašiu standartų dirba ir pažengusios skandinavų šalys, kada įvairių institucijų specialistai susijungia, kurie dirba dėl atvejo, pasitarė, pasako, kaipgi sekėsi, lygiai taip pat pasakom ir pasisakom, kas mums nesisekė ir bandom žiūrėti, kaipgi dirbsime toliau. Tai vėlgi sakoma, kad jeigu per 3 mėnesius joks postūmis nevyksta, tikėtina, kad kažkuri grandis neveikia. Man dirbant psichikos sveikatos srity, labai dažnai psichiatrai sako, kad upės nepaskubinsi. Tam tikri dalykai, jie ateina su raida, su branda, ar ne, ir jų reikia išlaukti. Bet dėl tam tikrų momentų, kurie ypatingai kenkia sveikatai, na, tikėtina, kad atstovėjus institucijose ar mokyklos lygmenį, ar dirbant su tėvais, ar įvertinus, pavyzdžiui, PPT tarnybą, ar ne, kada turim pilną vertinimą, kur galim matyti, kodėlgi tam vaikui nesiseka bendrauti su bendraamžiais, ar mokykloje, ar mokytis, ar ne, mum, na, vis daugiau aiškumo įneša šitą žinutę. Ir mes galim, na, ženkliai geriau, bet iš kitos pusės ir
tas žinias panaudoti būtent dirbant su paaugliu. Dalyvavau vienoje iš konferencijų ir čia daktarės Lauros Vencės iš paskaitos Paauglių smegenys skaidrė, kur jinai labai gražiai pristatė, kasgi svarbu dirbant su paaugliais ir kaipgi ar ne mes, jūs čia dominuojanti grupė daugiau socialiniai darbuotojai esat, ar ne, aš esu iš edukologų bendruomenės, ar ne, mum, na, tas skubinimas lyg ir yra organiškai įaugęs, mes norim to rezultato pakankamai greitai. Bet paskutiniai neuromokslininkų vėlgi atradimai rodo, kad tam tikrų dalykų tu nepakeisi. O kalbant apie paauglį, ar ne, ir apie paauglystės tą visą laikotarpį, tai sakoma, kad smegenys, na, jos ne tik labai lanksčios, ar ne, bet jos ir labai pažeidžiamos ir gali bet koks stresas ar kažkokia netinkama patirtis padaryti tam tikrą žalą ir gali su visais resursais, lyg ir mes, na, ką buvome suplanavę, lyg ir kad norėtumėm pastimuliuoti tą vaiko raidą, ar ne, smegenys gali užsiblokuoti ir tiesiog, na, ta raida gali šiek tiek netgi ir stabtelti. Todėl, kad kalbant apie paauglystę, čia vyksta labai daug sprendimų ir tas matyti vaiką, ar ne, tai, na, iš tiesų jisai eina per tokį labai didelį rūpestį, nes čia paauglystės laikotarpį vaikas išgyvena tokius gal 3 esminius segmentus. Ta jo būsena, ar ne, pirminė, aišku, eina per saugumą, ar ne, ar aš esu saugus, tas ar ne nuolatinis klausimas. Antras toks momentas per emocinę būseną, kiek esu reikalingas, ar esu reikalingas, ar ne. Na ir ta trečia vykdomoji būsena, ar ne, per tą, ką galiu išmokti, ar ne, per problemų sprendinius. Ir vėlgi, žiūrint mokslinių tyrimų rezultatus, paauglystės laikotarpyje edukologijų tyrimai būtent įrodo, kad tas klaidų bandymų metodas, jis yra būdingas paauglystėje ir jis yra normalus, nesakoma, kad žmogus neturi jokio kito būdo pažinti ir suprasti kitų žmonių vidinį pasaulį tik per analogiją su savo vidinė tikrove. Ir nepažįstant savęs, tu negali pažinti kito. Todėl paauglystė būtent ir yra tas laikotarpis, kada daug mokomasi būtent per kūrimą tų eksperimentinių situacijų, kada patys paaugliai sukelia hipotezę ir ją pasitikrina. Todėl čia tas tėvų, ar ne, galios demonstravimas ir žinutės pateikimas būtent šitam laikotarpį ne visada suveikia. Ir čia sakoma, ar ne, kad tėvai lyg ir išeina į tą antrą, ar ne, pagalbos liniją, todėl, kad pradeda dominuoti draugai, pradeda dominuoti žinios, ką jie pasiema, ar ne, todėl vėlgi čia labai svarbu, kiek jos yra validžios, ar ne, tos gaunamos žinutės, tiek ugdymo sistema, ar ne, tiek per neformalų ugdymą, tiek per draugus, ar ne, visą laiką sakom, žiūrėkit, su kuo jūsų vaikas draugauna. Todėl, kad paauglystėje ta būsena, kuri susijusi su eksperimentavimu, klydimu, specialiu gadinimu ir eina per mokymąsi. Tai dažniausiai visas šitas momentas ir vyksta kur? Arba namuose, arba mokykloje, ar ne, artimoje aplinkoje. Vaikas modeliuoja, na ir pasižiūri. Ką tenka stebėti dirbant reabilitacijoje, ar ne, kad būtent šitam laikotarpį, ką mėgsta paaugliai žiūrėti, jeigu turim laisvą laiką, ar ne, jie mėgsta žiūrėti siaubo filmus, fantastinius kažkokius filmus. Mergaitės pradeda tikėti burtais. Visas mistinis pasaulis iš tiesų jiem tampa vis artimesnis, todėl kad ir pati būsena, ar ne,
Vėlgi demonstruojant, pavyzdžiui, jeigu per tą gyvatės fenomeną, ar ne, kada išaugama iš tos senos odos į naują, ar ne, jinai nėra labai maloni. Tas tos nerimo būsenos, jos šiek tiek būna paaukštintos būtent šitam laikotarpiu, nuotaikų kaita, ar ne. Vėlgi žiūrint, ar ne, net ir su gyvatėm tuos filmus, ar ne, jos, kai neriasi iš odos, kabinasi į aštriausius kampus, jos lenda į tamsiausias erdves, ar ne, kad išsinerti, ar ne, ir jau, na, išvysti, ar ne, vėlgi į tą bendrą bendruomenę, ar ne, jau su ta nauja oda. Kalbant apie paauglystės amžiaus tarpsnį, vėlgi matote, kad jisai išsiplėtė. Ir šiandieną turim laikotarpį, kuris apima 10-25 metų amžiaus ribą. Kas čia yra svarbu? Labai dažnai sulaukiame skambučių dėl pagalbos ambulatoriniam lygmenį ir pas gydytojus, psichiatrus registruojasi tėvai, kada jaunuoliam yra mažiau negu 14 metų. Ir čia iš tiesų turim rūpestį, kadangi tų paslaugų spektras, kada jaunas žmogus susiduria su elgesio ir emocijų sunkumais būtent dėl kažkokių tai, dėl kažkokio tai žalingo vartojimo, ar ne, kuris iššaukia visas negeroves, kurios bus susiję su jo tolimesnė socializacija. Turime pakankamai mažai, jeigu imsim Lietuvos spektre, turtingiausias paslaugom šiandieną tikriausia būtų Vilnius, todėl kad turime ir prevencinio lygmenį pakankamai daug institucijų, ir poliklinikos atsidarę centrus ir renka grupės, psichikos sveikatos centrai labai gerai dirba. Ir antriniam pagalbos lygmenį, jeigu žiūrėsime Respublikinį priklausomybių ligų centrą, tai turime ir ambulatoriniai grandy pagalbą, turime dienos stacionarą, vėlgi atliepiant į tas naujausias tendencijas, kas yra ir pasaulyje, ar ne, na ir turime stacionaro paslaugą. Kalbant apie vertinimą, jūs tuos bendrus rizikos veiksnius žinote, tai šiandieną daugiau pakalbėsiu apie psichikos sveikatą, kas aišku koreliuojasi ir su šeima, ir su mokykla, ir su bendramžiais, ar ne, ir su ta pačia aplinka. Ir daugiau pakalbėsiu apie pačias psichoaktyvias medžiagas, kurios, kaip ir sakiau pradžioje, ar ne, tiesiogiai yra susiję su vis prastėjančiais socialiniais įgūdžiais, sutrinkančia psichikos sveikatos sistema, fizinė sveikata. Na ir aišku, kadangi trinka kognityvinė funkcija, vis sunkiau ir sunkiau sekasi mokytis, tai vaikai, kurie, sakykime, turėję visai ir gerus akademinius pasiekimus, ir labai gerus, bet, sakykime, pasirinkę vartoti stimuliuojančią kažkokią medžiagą, nes reikia dar daugiau mokytis, prieš kontrolinius ruoštis, ar ne, vėliau pastebi, kad jie nebeatsimena netgi, ką skaitė, ar ne, trečiam puslapį negali atpasakoti, ką skaitė prieš tai. Tai šitam momente, ar ne, labai dažnai būna, kad ir patys duoda signalą teisėtiem atstovam, tėvam, ar nuo 16 metų kreipiasi, būtent sakydami tokią simptomatiką. Jeigu žiūrėsim bendrai, šitiem vaikam yra būdingas polinkis tiesiog rizikuoti ir siekti naujų potyrių daugiau negu norma. Taip pat gali būti, kad šitiem vaikam būdingas agresyvumas yra, impulsų kontrolės sutrikimai, psichikos sutrikimai, jie negeba numatyti pasekmių ir priimti tinkamų sprendimų. Gali būti, kad jie sunkiai atpažįsta savo vidinės būsenas.
negali įvardinti jausmų, kuriuos jie patiria, ar ne, na, klausiant, kaip gyveni, atsako tuo vieninteliu, ar ne, gerai, nors jūs matot iš visos kūno kalbos, kad jau nėra čia gerai, ar ne, arba artimi žmonės, kurie gyvena su vaiku, jau tą stebi, ar ne, jų prasti streso įveikos įgūdžiai. Na ir gali būti, kad jų psichikos sveikata yra susijusi su būtent išgyventais ankstyvoje vaikystėje trauminiais tam tikrais įvykiais. Dirbant su šeimom, vėlgi tenka pastebėti, kad ta pati nepriežiūra ir hipergloba duoda tą patį blogą rezultatą. Ir čia, kai turim paauglį, iš tiesų, jeigu dar auklėjant ir turint pradinukus ar ne, kažkokių ypatingų galbūt pastangų ir nereikia, nes ta žodžio valia, ar ne, jinai yra validi ir jinai veikia vaiką. Vėliau, ar ne, turint 13, 14, 15 metų, paaugliai ima tikrintis ribas ir čia tėvai ir dirbant su tėvais, tikėtina ir jūs čia didelį indėlį įdedate, vėlgi turite peržiūrėti taisyklės, kokios yra namie ir pasiekmes. Taip, nes labai dažnai, pavyzdžiui, būna taisyklės, tėvai atbėga ar pas jūs, ar pas mus, ar ne, ir sako, jis jau nesilaiko taisyklių, bet pasiekmių šeimoje nebuvo numatyta. Tai va, tai vaikas tikrindamasis ribas, jis visą laiką eis iki krašto, tas yra normalu. Bet čia šitoje vietoje labai svarbu, kad būtų numatytos ir pasiekmes. Toks pamatinis dalykas, na, kad neiškristi iš normos. Vėlgi, kalbant apie mokyklą, šiandien irgi daug ir mano pavyzdžių galbūt siejasi su ugdymo institucija, kadangi kalbam apie vaiką, ar ne, tai pagrindinė sėkmė ir ta laimė vaikui, kuris gali patirti, būtent yra mokykla, ar ne, todėl tos neigiamos patirtys, užsitęsusi, sakykime, adaptacija, jeigu tai nepavyksta mokykloje, sakoma, kad norma, ar ne, turėtų būti 2 mėnesiai, kada vaikas adaptuojasi mokykloje. Čia turiu minty galbūt daugiau 5 klasę, kaip iš pradinės klasės, ar ne, pereinam į 5 klasę, nes vėlgi tokią duobę turim šiek tiek. Tai jeigu nesiseka, dar duodam laikotarpį iki 6 mėnesių, ar ne, bet jau su pagalba mokyklos, susižiūrim, tai kasgi čia nesiseka, kur čia gali būti įstrigę, ar ne. Bet sakoma, kad jeigu per pusę metų vaikui nepavyksta adaptuotis ugdymo įstaigoje, tikėtina, kad reikėtų galvoti apie kitą ugdymo įstaigą, nes kažkas tikriausia, na, nepavyksta. Kartais tai būna. Todėl, kad vaiko nesėkmė mokykloje arba nesisekimas nuolatinis, iš tiesų jisai irgi pagal mokslinius tyrimus rodo tiesiogiai koreliuojasi su mokyklos nelankymu. Tai iš pradžių vaikas gali neateiti tik tai tas pamokas, kuriuose jam nesiseka, arba nieko nedaryti, jeigu turime elgesio ir emocijų sutrikimą ar sunkumą patiriantį vaiką, matysite, kad tas jam yra būdinga. Tiesiog pasyvi būsena, nieko nedarimo būsena. Vėliau jis gali neiti į tą pamoką, dar vėliau pasidaro labai patogu ir nebegrįžti į mokyklą, į kitas pamokas, netgi ir kuriuose buvo patirta sėkmė. Na ir šitą momente turim tą būtent kritimą iš ugdymo sistemos. Tai aš pati esu Vilniaus mieste vaiko gerovės komisijos viena iš narių, tai tokių vaikų Vilniaus mieste turime, kada nepavyksta mokyklai ir tėvam būtent sužiūrėti vaiko, sužiūrėti tas nelankymo priežastis ir turim būtent, na, tas sudėtingas situacijas, kada vaikai jau turi ir nelankomumą, turi ir neigiamus pažymius ir turi jau įvairias netinkamo elgesio apraiškas. Tai jos gali būti susiję tiek su psichoaktyvių medžiagų vartojimu, tiek su delingventiniu elgesiu, tiek su kitom elgesio priklausomybėm, aptarsime toliau, ar ne, su tuo pačiu probleminiu interneto naudojimu. Kada vaikas lieka namuose, jis niekur neina, bet jis turi medijas, ar ne, lengvai prieinama priemonė ir jis visą laiką būna internetinėje erdvėje. Na ir aišku, aplinkos resursas, čia
nuo studijų laikų kažko tai ypatingo, galbūt ir su naujiena susijusio neturėčiau pasakyti. Galbūt vienas momentas, kas labiausia neramina, ką prieš tai sakė ir mano kolega, kad medžiagos prieinamumas tikėtina, kad niekada nebuvo toks, koks yra šiandien. Tai jeigu kalbant apie psichoaktyvią medžiagą ar ne, vaikai sako, kad per 20 minučių gali gauti bet kokią medžiagą, vėlgi yra naudojamos medijos, senos technikos, su kuo mes dirbom, ar ne, aš pati pradėjau dirbti jaunimo mokykloje, tai tikrai žiūrėdavom ir rašydavom numerius mašinų, kas atvažiuoja prie mokyklos, kas ten ką atveža, kas su kuo draugauna, kaip perduoda. Tai dabar iš tiesų viskas vyksta internetinėje erdvėje ir yra pakankamai greitai ir sunkiai tikėtina, kad pagaunami tie dalykai, todėl kad yra tiesiog lokacijos žinutė perduodama ar ne, pavedimai labai greitai padaromi, viskas yra greitai panaikinama ir tau tik belieka ateiti į tą vietą ir pasimti medžiagą, ką tu esi užsisakęs. Tai vaikais aiškina, kad tai yra labai lengva padaryti, jeigu tu turi internetą. Kalbant apie jaunus žmonės, tikėtina, kad artimiausia sąvoka, kurią naudojate, tai yra rizikingas vartojimas ir ką matote, ir eksperimentavimas. Tai kai kalbam apie žmonės, nepilnamečius, kurie vartoja tam tikrą medžiagą ir tai gali sukelti grėsmę jų, sakykime, kasdieniam gyvenimui, raidai, tačiau kaip problema dar net pažįstama. Jie dar nėra iškritę iš ugdymo sistemos, jie nėra papuolę į teisėsaugos akiratį, jie turi savo ritmą, rutiną ir jame gyvena. Respublikiniam priklausomybių ligų centre, kai teikiama paslauga vaikų ir jaunimo reabilitacijos centre, čia vaikai ateina jau su diagnoze ir matote, turim iš TLK ligų klasifikatoriaus diagnozę žalingas vartojimas, kuris apibrėžiamas kaip psichoaktyvios medžiagos vartojimo būdas, kuris kenkia sveikatai, gali pakenkti somatiniai būkliai arba psichikai. Būtent žalingas vartojimas jau yra susijęs su akivaizdžia grėsme, kada nepilnametis jau yra iškritęs iš ugdymo įstaigos, kada turi nelankymo jau epizodą ilgesnį negu pusę metų, ar, sakykime, neigiamų pažymių. Labai dažnai šitie jauni žmonės būna įtraukti į delingventinės veiklas ar nusikalstamas veikas. Labai dažnai kalbinant, jie patys nesupranta, kad yra jau patekę į teisėsaugos akiratį. Tai va, tai vėlgi jūs žinot, kad nei vienas iškritęs vaikas gatvėje nebus be suaugusio žmogaus, kuris turi kitus kėslus žinios. Tai visų vaikų kompanijoje, ką tenka girdėti iš vaikų istorijų, yra žmonės, kuriem daugiau negu 20, kuriem daugiau negu 30 metų ir kurie, tikėtina visą tą nusikalstamą veiką ir organizuoja. Nepilnamečiai yra geriausias instrumentas, todėl kad baudžiamasis kodeksas turi visai kitą raidę, kai kalbam apie nepilnamečius būtent. Ir priklausomybės sąvoka, jinai daugiausiai yra vartojama, kai kalbam apie suaugusius žmonės, nes čia jau turime tam tikrą simptomatiką, kuri yra susijusi su stipriu troškimu vartoti psichoaktyvią medžiagą, nepaisant žalingų pasekmių, kada suaugę žmonės jau yra praradę ir šeimą, ir darbą, ir dokumentus, ir sveikatą, kada pats organizmas ar ne rodo to padidėjusią toleranciją vartoti medžiagą, ir yra jau fizinės abstinencijos būklė. Tai kai kalbam apie sąvoką priklausomybę, tai sakoma, kad tai yra psichoaktyvių medžiagų vartojimas, kai dėl centrinėje nervų sistemoje įvykusių pokyčių padidėjusios tolerancijos medžiagai, pasireiškiančios abstinencijos diagnozuojama lėtinė liga, sukelianti psichologinę ar fizinę priklausomybę, kuriai būdingi atkryčiai.
Na ir šiandieną, ką ir jūs matote, ar ne, tai šalia senųjų medžiagų turim didžiulį skaičių naujų psichoaktyvių medžiagų. Šiandieną tikriausia, ką svarbu suprasti, kad turim keletą tokių blokų, tai yra stimuliuojančias medžiagas, turim slopinančias medžiagas ir haliucinogeninės medžiagas. Tai vienoje medžiagoje gali būti sumaišyta keletą poveikių, todėl ir turime tuos sudėtingus atvejus, kada vaikai labai greitai atsiduria reanimacijoje, todėl kad apsinuodijus organizmas nesupranta, kaip reaguoti, jeigu, pavyzdžiui, vienoje medžiagoje yra ir, sakykime, stimuliantas ir koks haliucinogenas, ar ne, tai gali iššaukti labai sudėtingas reakcijas. Šiandieną, kalbant apie psichoaktyvias medžiagas, pakalbėsiu apie vieną grupę vaikų, kurie greičiausiai ir iškrenta būtent iš sėkmingos socializacijos ir su kuriais tenka daugiausia dirbti ir kurių probleminis elgesys koreliuojasi ir su elgesio priklausomybė. Tai yra būtent elgesio ir emocijų būtent sutrikimus turintys vaikai. Mokykloje tai iš tikrųjų yra dažniausiai pasireiškiantis sutrikimas. Ir šiandieną, kalbant su mokytojais, sakoma, kad bene kiekvienas mokytojas galėtų pasakyti, kad turi klasėje mokinių, kurie turi elgesio sunkumų ir kurių elgesį jiems yra sunku kontroliuoti. Neretai šitie elgesio ir emocijų sutrikimai siejami su socialinė vaiko situacija. Manoma, kad dažniausia būtent elgesio sutrikimų turi vaikai, kurie auga daugiavaikėse šeimose, galbūt turinčiose žemesnį išsilavinimą auklėjimų tėvų, kuriuose, kaip ir minėjau, tas taisyklių, ribų ir pasiekmių matas nėra numatytas. Ir čia atėjus į mokyklą, kur labai aiški yra tvarka, kur labai aiški yra laiko seka ir rutina, ir taisyklės, šitam vaikui pasidaro labai sunku. Ir čia vėlgi, jeigu turime tik tai tam tikrą elgesio ir emocijų sunkumą, tikėtina, kad tipiniam pedagoginiam priemonėm mokytojai pavyks suvaldyti klasę. Tai čia vėlgi, žinot, turim, sakykime, kokius pirmokus, ar ne? Na ir vėlgi mokytojo lyderystės, sakykime, galios, ar ne, tas momentas, komandos, bendradarbiaujant su tėvais, ar ne, įvedant, kad ir individualizuotas tam tikras elgesio ugdymo lenteles, viskas pavyksta. Bet jeigu matom, kad yra besivystantis elgesio ir emocijų sutrikimas, tikėtina, kad jau reikės kreiptis pagalbos. Nes, kaip ir minėjau, jeigu tai yra vaikai, kur yra rūpestis tik tai, sakykime, šeimoje, ar ne, dėl tam tikro auklėjimo stiliaus, ar socialinės padėties, ar, sakykime, vaikai stokoja tėvų dėmesio, neranda artumo, ar ne, kažkokio tai patiria smurtą, kenčia dėl nestabilių kažkokių tokių išgyvenimų, santykių, arba, sakykime, jeigu mato, kad tėvai piknaudžiauja svaigalais, ar ne, jie gali prarasti emocinę pusiausvyrą ir dėl išgyvenamos nuolatinės įtampos vėlgi gali išsišaukti sutrikimą. Todėl, kad tas gyvenimas nuolatinėje frustracijoje iš tiesų jis išvysto galiausiai vis dėlto tą elgesio ir emocijų sutrikimą. Taip pat labai išryškėjantis elgesio sutrikimų priežastis pastaruoju metu būtent yra tėvų skyrybos. Vaikai išgyvenantys šeimos tą griuvimo įtampą ir tą iš kasdienio gyvenimo pasitraukus, sakykime, vienam iš tėvų, ar ne, bando atsakyti gyvenimo iššūkį
tokiais savais, neretai visuomeniai neprimtinais sprendimais. Ir praktikoje tokių tikrai situacijų turim, kada pradeda streikuoti ir 11 metų turim jaunuolę, kurie atsisako eiti į mokyklą, kurie atsisako mokytis, ar ne, jokių kažkokių tai raidos sutrikimų nėra, bet išėjus į gatvę jau jinai yra pradėjus vagiliauti ir įsitraukusi yra į gatvės gyvenimą bei yra fiksuoti ankstyvi lytinio gyvenimo požymiai. Vėlgi pasakyti, kad šitas reiškinys ypatingesnis berniukų tarpe, galbūt statistiškai tokią informaciją galėčiau rasti, bet šiandieną dirbant praktikoje, na, iš tiesų matom, kad nebūtinai tiek berniukų, tiek mergaičių tarpe tą patį turim rūpestį. Gali būti elgesio ir emocijų sutrikimų priežastis ta pati mokykla, ar ne, kada būtent sutrikimas išsivysto kaip antrinis mokymosi negalią turinčių mokinių požymis. Jeigu mokymosi negalė nėra identifikuota ir mokiniui nėra suteikta reikiama pagalba, keliami, sakykime, aukštesni reikalavimai, negu jis gali įveikti, nuolat, sakykime, kartojasi žemas pasiekimų vertinimas, palydimas mokytojų pastabom, priekaištas, jaučiama nuolatinė ta tėvų tokia baimė, nusivylimas, vėlgi sukuriama ta tokia nuolatinė emocinė įtampa ir situacija, ar ne, jinai veda prie tos gynybinės deviantinio elgesio reakcijos. Ir dažniausiai mokykloje pasireiškia, na, būtent per dėmesio koncentracijos tą trūkumą, opozicinį nepaklusnumą bei tvarkos taisyklių laužymą, agresyvumą, vengimą lankyti mokyklos, na ir mokymosi motyvacijos stokos bei interesų ribotumą. Kiti elgesio ir emocijų sutrikimai, tokie kaip pavyzdžiui melavimas, pamokų praleidimas, vagiliavimas, konfliktų provokavimas, padeginėjimai, vandalizmas, dažnai gali būti vėlgi tokios ir kitos delinkventinio elgesio formos, dažniausiai susijusios už mokyklos ribų, bet labai dažnai koreliuojasi. Netinkamas elgesys, kuris yra demonstruojamas mokykloje, jisai gali būti pradėtas demonstruoti ir gatvėje. Nežymus tokie vėlgi elgesio ir emocijų sutrikimai bendroj klasiai, kaip ir minėjau, gali būti suvaldomi būtent pirminiam tam lygmenį. Sakykime, jeigu jūs mokykla mato, ar ne, tas mano išvardintas sunkumus, kurie susiję būtent dėl mokymosi negalios, ar ne, įvertinus, ar ne, kas reikalauja papildomų specialistų pagalbos, įvertinus specialistams, ar ne, socialiniam pedagogui, psichologui, jeigu pirminiam lygmenį, ar ne, PPT tarnyba įvertina ir turint rekomendacijas, ar ne, jau yra ženkliai lengviau mokykloje dirbti. Bet gali būti, kad tai bus labai žymus kažkoks elgesio sutrikimas, kai mokinio problemas reikės jau spręsti būtent taikant specializuotas metodikas. Ir čia tikėtina, kad jau, na, rekomendacijas gausite tiek iš, sakykime, reabilitacijos ar gydymo įstaigos, kuriuose bus, na, pademonstruota, kągi reikėtų dirbant su ypatingai, na, subtilaus dėmesio reikalaujančiu vaiku kartoti, ar ne, ir ką reikėtų stiprinti, būtent kai kalbam apie elgesį. Na, čia matote vėlgi iš paskutinių pedagogų atliktų, su pedagogais atliktų tyrimų, būtent požymiai, kągi mato mokytojai, kalbant apie elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus. Tai matote tas pats nesugebėjimas mokytis, ar ne, negebėjimas užmegzti santykio su bendraklasiais, su pačiais mokytojais, kada netipinis tas netinkamas elgesys pasireiškia be kažkokio tai stimuliavimo, ar ne, ar kažkokios tai, kaip mokytojai sako, esant normaliom sąlygom, kad nieks negalėjo iššaukti, nesupratom, kodėl taip atsitiko.
Taip pat yra stebima nuolatinė tokia vaiko liūdna depresyvi nuotaika, ar ne? Arba kažkokia tai atsiranda fizinė simptomatika, kuri gali būti susijusi su baimėm, baimė eiti į mokyklą, į kažkokią erdvę, ar ne? Arba gali būti susiję su kažkokiam asmeniniam problemom, ką vaikas pasakoja psichologui, mokyklos ar socialiniam pedagogui. Taip pat iš tokių kategorijų, ar ne, labai dažnai mokytojai sako, kad elgesio sutrikimai yra matomi per tai, kad vaikas nuolat siekia kitų dėmesio, jis stengiasi pasirodyti, bet jo tas elgesys yra tokio griaunamo pobūdžio. Jis erzina kitus, mušasi, jį ištinka tokie pykčio priepuoliai. Vėlgi yra tokia sąvoka socializuota agresija, kada atsiranda tokios grupinės, netgi vagystės su kitais, grupiniai bėgimai iš pamokų, ar ne, kada jau atsiranda tie netinkami draugai. Ir vaikas apie tai atvirai prisipažįsta, pasakoja. Vėlgi dėmesio problemos labai dažnai koreliuojasi su tokiu nebrandumu, kai vaikas pagal savo raidą, ar ne, mes žinom, kiek jis turėtų išlaikyti dėmesį, ar ne, ir tokios ir paruoštos užduotys, bet čia matom, kad jis negali susikaupti, kad jo yra silpna dėmesio koncentracija, kad jis lengvai išsiblaško, lengvai atsitraukia nuo atliekamos užduoties. Arba jeigu ją atlieka, tai atlieka labai greitai, negalvodamas, daug pridaro tų žioplų klaidų, ar ne, dažnai net ir mokytojai sako žioplumo klaidos, taip, ir yra toksai inertiškas, ar ne, lėtai juda, toks mieguistas, tai tas iš tiesų yra stebima. Vėlgi taip pat yra stebima būklė per nerimą ir atsiribojimą, kada vaikas drovus, greit susigėsta, perdėtai judrus, lengvai pažeidžiamas, nuolat ko nors bijo, neramus, prislėgtas, visada liūdnas. Vėlgi dažnai gali būti, kad, sakykime, čia galbūt daugiau psichologui mokyklos ar ne, ar klasės vadovui, tokiam artimam žmogui, vaikai pasako vėlgi net ir apie tai, kad girdi kažkokius garsus, kurių nėra, pasakoja sapną ar ne, ir labai atsargiai lyg ir pasako, kad tai nėra sapnas, kad tai yra realistiška mintis, ar ne, vaikas gali keistai elgtis. Vėlgi tas pats didelis toksai, motorinis aktyvumas gali būti stebimas, kai vaikas neramus, jis nenusėdi vietoje, jis įsitempęs, jis negali atsipalaiduoti, toks gali būti perdėm šnekus. Ir visi šitie požymiai, ką išvardinau, jie gali būti arba keletą būdinga vienam vaikui, arba kaip atskiras požymis, bet gali būti visiškai skirtingo intensyvumo ir sunkumo. Todėl, kai kalbam apie kiekvieną atvejį atskirai, vis dėlto sakom, kad labai svarbu tas individualizuotas vertinimas ir sužiūrėjimas kiekvieno atvejo, kad mes matytumėm tą pilnutinį vaizdą, iš kurgi čia ateina tie rizikos faktoriai ir kasgi galėtų būti mums tie apsauginiai veiksniai. Vėlgi dar viena kategorija yra, kai kalbam apie būtent elgesio ir emocijų sutrikimų vaikus, tai ta būklė būtent jinai gali būti aiškinama per medicininės priežastis, ar ne, iš ko ir kyla, sakykime, tie patys elgesio ugdymo poreikiai, ar ne, kurias suponuoja pats sutrikimas. Kitai grupiai vaikų priskiriami vėlgi elgesio, emocijų, mokymosi, kalbos sutrikimai, kada ugdymosi poreikiai dažniausiai kyla dėl sąveikos tarp vaiko ir jo ypatumų ir edukacinio konteksto. Ir tokia didžiausia grupė, kada vaikų tie patiriami sunkumai yra be galo įvairūs, ar ne, ir čia matote, gali būti ir socioekonominės priežastys, ir kultūriniai faktoriai, laikinos krizės, nepalankios aplinkybės ar ne, tai jų specialieji ugdymosi poreikiai dažniau yra tokie trumpalaikiai. Ir kaip ir sakiau, teisingai sureagavus, suteikus pagalbą, jie greitai bus ir pašalinami. Tačiau nesužiūrėjus, ar ne,
šitos nepalankios aplinkybės vėlgi gali iššaukti elgesio ir emocijų sutrikimų formavimąsi bei jų raišką. Sudarant pačią pagalbos programą, būtent tokiem vaikam, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų, svarbu atsižvelgti tokius 3 aspektus. Tai yra interpersonaliniai įgūdžiai, ar ne? Tai sakoma, kad šitie vaikai, jie turi labai dažnai sunkumų bendraudami su bendramžiais. Ir tyrimai rodo, kad šitie vaikai neturi daug draugų ir yra iš tikrųjų bendramžių tokių atstumtų grupiai. Ir tokia šių vaikų situacija iš tikrųjų lemia tai, kad ta socialinių įgūdžių stoka iš tikrųjų jinai daugiau eina per nemokėjimą susidraugauti, palaikyti draugiškus santykius, vesti pokalbius, išspręsti konfliktinės situacijas. Daugelis šių vaikų tiesiog nežino, kaip reikia elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, nes nėra to išmokę natūraliu būdu savo šeimoje, mokykloje ar kitoje kasdienėje aplinkoje. Tokie mokiniai labai dažnai netinkamai interpretuoja kitų žmonių užuomenas, jie nesupranta aplinkinių nuotaikų, jausmų. Dar viena šių vaikų problema yra negebėjimas valdyti savo jausmus ir emocijas, bei prisitaikyti socialinėse situacijose arba jas kontroliuoti. Neretai šie vaikai, turėdami tam tikrų socialinio elgesio žinių, nemoka arba nedrįsta jomis pasinaudoti, bijodami būtent bendramžių atstūmimo. Kalbant apie intrapersonalinį psichologinį reguliavimą, sakoma, kad būtent šitai vaikų grupiai ir yra būdingas toksai toks neadekvatus savęs vertinimas. Pavyzdžiui, kai kurie iš jų, dažniau turintys pakankamai, jeigu aukštus intelektinius gebėjimus, tai jie pasižymi nepagrįstai aukštų perspektyvinių tokių savęs vertinimų. Jie įsivaizduoja, kad ateityje, kai panorės, galės pasiekti pageidavimo rezultato. Tačiau daugumai šiai grupiai mokinių, jie daugiau, jeigu yra susiję su mokymosi sunkumais ir pasižymi labai žemų savęs vertinimu, tai jie netgi yra išmokę tokį, juos dažnai lydi toks išmoktas bejėgiškumas, gal taip pasakysiu. Ir tokiem mokiniam yra būdingas išreikštas nepasitikėjimas savim. Žymesnius asmeninius pasiekimus mokslo ar socialinės veiklos srity šie vaikai yra labiau linkę priskirti tokiam laimingam atsitiktinumui. O nesėkmių atveju jie pripažįsta visišką ar pastovų savo bejėgiškumą. Šių mokinių psichologiniai charakteristikoje, ką tenka matyti, tai labai dažnai būna fiksuojamas padidintas nerimastingumo lygis arba depresija. Jie linkę demonstruoti susijaudinimą, nepasitikėjimą savimi, kai jiems skiriamos užduotys arba tam tikri vaidmenys, pavyzdžiui, bendruomenė, jeigu kažką organizuoja, jie gali atsisakyti kalbėti klasėje, jie gali atsisakyti kalbėti girdint klasės draugam ar kitiem bendruomenės nariam. Juos lydi nuolatinis toks liūdesys, bloga nuotaika, abejingumas viskam, kas vyksta jų aplinkoje. Tokie vaikai neretai patiria įvairius somatinius negalavimus ir, pavyzdžiui, prieš einant į mokyklą ar atliekant kažkokius tai darbus gali atsirasti tie somatiniai negalavimai, iš esmės, kada yra momentas, kuris reikalauja didesnės įtampos. Na ir akademiniai gebėjimai, vėlgi dažniausia šiuos vaikus lydi mokymosi sunkumai, tai yra mokymosi negalės arba tas akademinis atsilikimas, ir to priežastim gali būti pažintinės veiklos sutrikimai arba akademinis atsilikimas dėl mokymosi motyvacijos stokos, nesisteminio mokyklos lankymo, negebėjimo planuoti laiką, organizuoti veiklą. Šios grupės mokiniai labai dažnai turi dėmesio koncentracijos trūkumą, mokiniai, kurie negali ilgesnį laiką sutelkti dėmesio ties vienu objektu arba atliekama veikla, patiriamas sunkumų, kai yra reikalaujama suvokti ir vykdyti kelių pakopų instrukcijas, klausytis ilgesnio tokio vientiso pasakojimo, atlikti didesnio susitelkimo užduotis.
Tai iš tiesų, sudarant programą, į šituos požymius yra labai svarbu atsižvelgti. Na ir dar pasidalinsiu tokia informacija iš TLK ligų klasifikatoriaus, ką naudoja medicinos gydymo įstaigoje medpsichologai, psichiatrai, o būtent vertinant vaikų elgesį, tai kalbant apie elgesio ir emocijų sutrikimus, matote, kad gali būti išskiriami tam tikri momentai, kurie būtent susijęs su emocija arba su elgesiu. Tai jeigu kalbėsim apie nerimastingumą ir depresiškumą, tai matysite, kad tai yra emocinis sutrikimas, kurio simptomatika būtent pasireikš per tokį perdėm dažną susigraudinimą ar verkimą, kada vaikas bijo kažkokių nepažįstamų vietų, bijo eiti į mokyklą, bijo padaryti ar pagalvoti kažką blogą. Jis gali manyti, kad viską turi daryti tik puikiai. Gali būti tiesiog įsitikinęs, kad yra nemylimas tėvų, jis jaučiasi nieko vertas, gali būti nervingas, dirglus, per daug bailus, nerimastingas, kankinamas stipraus kaltės jausmo, drovus, kalbantis apie savižudybę, nerimastingas. Kita kategorija vaikų yra daugiau per užsisklendimą ir depresiškumą. Kaip matote, tai vėlgi yra emocinis sutrikimas, kurio simptomai yra būtent per tai, kad vaikas mažai kuo džiaugiasi, jis labiau linkęs būti vienas nei su kitais, jis atsisako kalbėti, slapukauja, neišsipasakoja, toksai drovus, baikštus, neaktyvus. Jeigu žiūrėsim pagal amžiaus tarpsnį, kas būdinga vaikam ar paaugliam, tai matysit, kad jis yra lėtesnių judesių, stokoja energijos, nelaimingas, prislėgtas, piktas, nebendrauja su kitais. Vėlgi, kaip ir minėjau, prie emocinių problemų yra išskiriami ir somatiniai nusiskundimai, kada vaikai, vėlgi, vertinant jau čia psichologinės ar ne priežastis, blogai miega, arba jeigu miegas sapnuoja košmarus, gali būti, kad jie prastai tuštinsis, jų bus užkietėję viduriai, jiems svaigsta galva, jie būna pavargę be kažkokios priežasties, negali paaiškinti priežasties. Toksai gali būti iš simptomatikų vėlgi fiksuotas, kai jie kalba, ar ne, kad jie sako, man nuolat maudžia galvą, nuolat jaučiu kažkokį skausmą. Gali jausti šleikštulį, silpnumą, gali atsirasti regos problemos, bėrimai, kažkokie odos problemos, pilvo skausmai, spazmai, vėmimas, ar ne. Socialinės problemos vėlgi yra priskiriamas prie sutrikimų, kada vaikas bus pernelyg prisirišęs prie suaugusio, kai jisai yra pernelyg nuo jo priklausomas. Pavyzdžiui, jeigu darželį ar ne, ar su pradinukais ar ne, tai labai lengva tą pastebėti, nes jie tiesiog net susimuša dėl auklėtos rankos, ar ne, kas laikys auklėtos ranką, kas stovės prie auklėto šalia. Bet kalbinant šitos vaikus, iš tikrųjų jie vis dėlto skundžiasi, kad yra vieniši, jie nesutaria su kitais vaikais, jie greitai ima pavydėti, jie nemoka žaisti drauge, jie erzina, pykdo kitus. Sakykime, jeigu juos kažkur vesitės į ekskursiją ar kažkur eisit, tai šitie vaikai, jie visada pateks į bėdą. Tai jie sudaužys kažkokį savo daiktą, tai paslys po automobiliu, tai pargrius, jie visada susižeis, jiem tiesiog yra būdinga tas, tai auklėtos irgi ir mokykloje dirbantis pedagogai, jie jau žino, kad, sakykime, į šituos vaikus reikia skirti jiem papildomas akis, ar ne, kad neatsitiktų tos nelaimės, ar ne, ar pavyzdžiui, lipsit iš autobuso, tai jisai užsikalbės ir neišlips, ar ne. Šitie vaikai, jie yra nemėgstami kitų vaikų, savo bendraklasių. Gali būti jie irgi prastos koordinacijos, tokie nerangus. Jeigu žaidžia, gali būti, sakykime, jeigu bendroje erdvėje, jie eis žaisti su jaunesniais. Gali turėti kalbos problemų. Vėlgi mąstymo problemos yra sutrikimas, kada vaikas negali atsikratyti tam tikrų minčių. Jis gali tyčia žaloti save ar bandyti žudytis. Jis gali girdėti garsus arba balsus, kurių nėra.
Pavyzdžiui, vaikai pradžioje, jie nebijo netgi tų balsų ir ilgai nekalba apie tai ir nepasakoja niekam. Iki tol, kol tas balsas nepradeda gąsdinti jauno žmogaus, ar ne, na ir jam kažkokius tai duoti, noriu laiką šiek tiek pasižiūrėti, ir duoti kažkokius tai signalus, ar ne, kad, kurie susiję būtent jau su jo sveikata. Gali būti, kad vaiko judesiai vėlgi bus perdėm nervingi, jisai trūkčios, krapštys kažkokias vietas iki kraujų, ar ne. Gali būti apatiškas vaikas. Turėjom atvejį irgi Vilniaus mieste, kada vaikas užmigo klasėje ir tipiniais būdais pažadinti jo nepavyko ir mokykla kvietė greitąją pagalbą. Tokie vaikai gali matyti daiktus, kurių nėra, jie gali audringai, nenuspėjamai pradėti elgtis klasėje, jie keistai elgiasi, keistai mąsto, neišnaudoja savo galimybių, nesugeba atlikti pavestų užduočių. Dėmesio problemas, vėlgi toksai galbūt labiausiai atpažįstamas sutrikimas, ar ne, kada pagal amžių toks pernelyg vaikiškas elgesys, jis nesugeba užbaigti pradėtų darbų, negali susikaupti, negali nusėdėti vietoje. Miela Giedre, turbūt mane girdite, taip? Aha, matau, Lavija. Jau paskubėsiu, gerai, aš jau irgi atsiverčiau knygutę, kad trupučiuką vėluoju su klausti, nes gal matote, jeigu tos medžiagos liko labai daug, tai yra tokia tikimybė, kad gal tie mokymai kažkada bus pratęsti ir dabar net neverta skaidyti, nes matote, klausimų turime begalę. Tai gal ir per juos dar atsiskleis temos nepaliestos, gal pabandome, labai daug susidomėjusių mūsų žiūrovų, klausytojų, dalyvių, tai gal pabandykime pereiti prie jų klausimų ir tikiu, kad, žinote, kartais būna, kad tai, ką norite pasakyti, galbūt pasakysite diskusijoje mūsų, gerai? Gerai. Pabandom tada, gerai. O šiaip labai įdomu ir tikrai medžiaga tokia, kuri bus, manau, kad atnaujinta ir dar kitų mokymų pavydalų gali pasiekti auditoriją. Giedre, štai atkeliavo tokių klausimų tikrai nemažai, žiūrėsime, kaip čia spėsime juos sudėlioti ir atsakyti. Tai pirmas, kaip atskirti elgesio sutrikimą ir sąmoningą paauglio manipuliavimą? Na, aš manau, kad atskirti galbūt čia tą simptomatiką aš šiek tiek įvardinau, bet diagnozuoti galbūt palikim medikam. Nes kai kalbam apie sąvoką sutrikimas, tai vis dėlto yra medicininė kategorija, ką mes galim matyti plika akim, ar ne, aš pati esu praktikė, mes galim matyti sunkumus. Taip, tai apie tą patį probleminį interneto naudojimą čia irgi, na, galėsim savalaikį, ar ne, dar turim laiko pašnekėti. Tai mes galim matyti jau iš to elgesio, kuris kelia būtent sunkumų tam pačiam dienos ritmui ir rutinai, ar ne, atsirasti. Matom, kad vaikas, sakykime, elgesi kažkaip netipiškai, jo interesai prarasti ar ne, atsiranda su mokymosi kažkokie sunkumai. Tikėtina, kad pirminį signalą, kurį duosim mes, kaip suaugę žmonės dėl savo vaiko, ar bus mokykla arba ugdymo įstaiga. Taip, nes mums reikės susikalbėti, kas čia yra. Gali būti, kad nepavyks ar ne, arba matysim, kad mokykla neturi tų instrumentų, kaip suvaldyti. Tada, kaip ir sakiau, mums į pagalbą ateina visi psichikos sveikatos centrai. Na ir aišku, jeigu tikrai situacija sunki, bet tokių atvejų labai nedaug turėsit per metus, tokių vaikučių, na, maždaug, kad taip skaičium, na, sakykime, galit kokį 100 turėti. Tai mokykloje, pavyzdžiui, per porą metų vos porą vaikų tokių gali būti, ar ne, jeigu apie ugdymo įstaigą kalbam. Tai jau tada tikėtina, kad reikės kreiptis į gydymo įstaigas, ar ne, tai turim ir psichiatrinės ligoninės, turim ir mūsų Respublikinį priklausomybių ligų centrą, kuris būtent jau skirtas darbui su sutrikimais, kada vaikų ir paauglių psichiatras diagnozuoja sutrikimą, nustato diagnozę, ar ne, tam tikrą, na ir specialistų pagalba būtent pasižiūrima, ar užteks tam pirminiam lygmenį, ambulatoriniam dirbti, ar reikalingas dienos stacionaras ar stacionaras, kur jau dirba visa komanda, ar ne? Tai socialinis darbuotojas šitame kontekste, etape, kada bus dirbama su sutrikimu gydymo įstaigoje, tikėtina, kad šiek tiek atsitrauks, ar ne, nes dirba medicinis personalas ir psichosocialinė pagalba teikiama centre, bet vėliau gavus rekomendacijas tikrai bus tas narys,
kuris dirbs ir kartu su šeima, ar ne, būtent koreguos vaiko elgesį ir ieškos tų geriausių pagalbos būdų ir intervencijų, kad gražinti vaiką į tą žemę, ar ne, nu ko mes norim, kad tam vaikui viskas sektųsi. Taip, ačiū geriam, aišku, mūsų klauso specialistai ir darbuotojai, bet visi šalia to savo profesijos esame dar ir patys žmonės ir suinteresuoti, ir ne, ir tėvai, arba seneliai, ar kiti giminaičiai. Kodėl vaikai svaiginasi medikamentais, kokios pasiekmes ateityje, patarimai tėvams? Va toks prašymas iš jūsų. Mhm. Na, tas svaiginimosi momentas dažniausiai yra susijęs su padidintu nerimu kažkokiu, ar ne, baimėm prieš depresiniam būsenom, tai čia turim tokias nedėkingas situacijas kelias. Turim tą pokovidinę situaciją, ar ne, nu, kur mažai tyrimų yra, bet kiek jų yra, jie rodo tą per negerovės momentą, ar ne, kad vis dėlto išgyvenom pakankamai sunkų laikotarpį ir jeigu suaugęs žmogus, jis turėjo resursą kognityvinį, nu, su raida susijusi, mes žinom, kaip išgyventi. Vaikas neturėjo tos galimybės. Tai bepigu, jeigu buvo šeimose viskas gerai, saugu ar ne, ir jam pavyko, bet ne visose šeimose tai buvo. Ir mes dabar turim tą tokią situaciją, tai čia ir vaikų linijų rodo visa statistika, ar ne, kiek padaugėja skambučių ir kokiais klausimais. Kitas momentas, ar ne, nu, kas ir tikriausiai didžiausia kelia rūpestį, kad medžiaga taip prieinama kaip dabar, jinai niekada nebuvo. Tai ar mes kalbam apie naują psichoaktyvią medžiagą, ar kalbam apie medijas, ar ne, apie probleminį interneto naudojimą, jinai yra labai pasiekiama vaikui, ar ne? Tai visi vaikai turi telefoną su internetu. Tai reiškia, gali griūti jį ir ten gyventi. Ką ir sakiau, pati medžiaga, jeigu kalbam apie naujas psichoaktyvias medžiagas, kas labai koreliuojasi. Iš esmės, iškritęs vaikas iš sistemos, jis ima, na, tuos dalykus, iš karto, na, ieško to gyvenimo, tik tai, aišku, jau kitoje realybėje, ar ne? Nes jam reikia patenkinti visus įgūdžius. Jis irgi nori būti reikalingas, ir saugus, ir pripažintas, ir pagirtas, ar ne? Niekas nenori būti kiekvieną dieną kalamas, kad tau nesiseka. Jis ieško, kur jam sekasi, taip? Tai va, tai gali būti susiję būtent su tuo prieinamumu. Tai va, ir čia, ir pirminė ta diskusija buvo tokia graži jūsų, kur, pavyzdžiui, man tokia kyla vienintelė mintis, kad kiek sveikata šiandieną mums yra prioritetas, ar ne, galbūt apie tai reikėtų kalbėti, ir ką mes demonstruojam kaip suaugę žmonės. Nes iš vaikų norim, kad jie būtų labai idealūs, laikytųsi taisyklių, ribų, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, aš kai su tėvais dirba, ar ne, ar konsultuoju, tai vaikai labai nemėgsta, kai pasakau tą 0, 1, 2, 3 taisyklę, kad reiškia mažiukam visai nereikia tų medijų, ar ne, sakykime, ten pradinukam valandą, ar ne, ten iki 2, darželinukam valandą, pradinukam iki 2, čia su mokymuose, ar ne, jau visų fonų. Ir paaugliam 3 valandos. Tai paaugliai mane nori ten irgi, ar ne, prie sienos prikalt, sako, nesakykit, negalima. Bet nežmoniškai mažai. Taip, bet tai yra normalu, kad mes gyvenam ten. Nu, tai čia mūsų, kaip aš sakau, knyga pakeitęs instrumentas, čia taip kaip iš mūsų knygą kažkas būtų tada atėmę. Tai va, bet ką sako psichiatrai, ką reiktų išgirsti, ir čia tikrai labai džiaugiuosi, kad ir Marija sutiko, kad būtų įtraukta šita tema, tai yra rusenanti problema. Ką ir sakiau pradžioje, ką kalba visi neuromokslininkai, vaikų smegenys tik formuojasi, mes jau turim suformuotą galvą. Nu, tikėtina, kad mes jau galim ir kontroliuoti, ir reguliuoti savo elgesį. Vaikai neturi kontrolės mechanizmo. Mes sakom, išjung, bet jie neišjungia ir mes tada pykstam. Iš tiesų turėtumėm sakyti, padėk medijas, ar ne, padėk priemonės į kitą erdvę. Nu, tik vienintelis būdas yra. Tai va. Ir per demonstravimą, vėlgi, ką mes demonstruojam. Tai pirma paskaitos dalis buvo apie elektroninės cigaretės. Jeigu važiuojate į darbą, apsižvalgykit kamščiuose, kaip sėdim, nu ir visose mašinose yra veipinama. Tai ką mes demonstruojam tiem vaikam? Ir ko mes norim iš tų vaikų. Tai va. Reikia nebijoti turbūt savo paaukoti tą patogumą, ar ne? Kad man nepatogu, bet dėl vaiko reiškia, turi pagalvoti, ką tu darai ir kas tau galbūt nepatogu, bet jeigu tu nori kažką padėti į tą vaiką. Kitas klausimas, Giedrė, yra toks. Kokias priežastis įvardina jauni žmonės, dėl ko jie pradeda vartoti alkoholį ir kitas medžiagas? Ką jums tenka girdėti?
Kadangi aš dirbu su vaikais, kuriem diagnozuotas sutrikimas, tai aišku, jų visų ta gyvenimo patirtis, jinai visiškai nesikoreliuoja su tuo, ką reiktų vaikui patirti vaikystėje. Tai aišku, jie matė daug netinkamo suaugusių elgesio, jie matė iš arti artimoje aplinkoje daug su prievarta, smurtu apraiškų. Dalis jų yra patyrę įvairias traumas ir išgyvenimus. Dalis jų gali įvardinti, ką patyrė, bet daliai vaikų, pavyzdžiui, vėlgi organizmas, įsivaizduokit, yra, na, kaip aš sakau, vis tiek yra unikalus ir labai gudrus. Pavyzdžiui, psichika yra užblokavusi patyrimą, bet kūnas demonstruoja ir per terapijas mano specialistai sako, na, kad mes matom, kad jis yra patyręs tam tikrą traumą ar ne, ar išgyvenimą, bet jis įvardinti negali, nes gali būti, kad jis patyręs labai ankstyvam amžiui, ar ne, o kūnas demonstruoja. Tai va, tai dalis yra susiję sutrikimų vis dėlto su trauminiais įvykiais, kurie visiškai nepriklausė nuo vaikų ir iš esmės tai yra mūsų suaugusių žmonių nesužiūrėjimas, ar ne? Dar viena dalis yra susijusi su visiška nesėkme mokykloje. Tai jeigu yra nenustatyti, sakykime, specialiai poreikiai vaikui ar ne, kurie visiškai nesusiję su raidos sutrikimu, ar ne, labai dažnai tėvai bijo eiti į PPT tarnybą, vėlgi dėl tam tikrų stigmatizuojančių galbūt dalykų, o čia gali būti tiesiog, na, ką aš ir kalbėjau, ar ne, koks dėmesio sutrikimas, kuris labai lengvai koreguojasi ir pritaikant tam tikras užduotis, vaikas patirs sėkmę. Ir dalykų, ar ne? Taip, taip. Ta pati prieinama medžiaga gatvėje, vėlgi, ar ne, kada vieni kitiem vaikai pradeda įpilti į tam tikrus gėrimus ar veipus medžiagą, kur, na, jie net nesitikė, kad ta medžiaga ten yra. Na ir aišku, reikia pripažinti, bet čia tikrai, kadangi labai plati platforma, kad tai pats pirmas vartojimas vis dėlto jis yra susijęs su malonumu, ką vaikai irgi konstatuoja, nu, kad labai viskas ten jiem patinka ir tinka. Tai šitos naujos medžiagos, jos nėra alkoholis, ar ne, nu, į ką organizmas mūsų natūraliai reaguodavo kaip į apsinuodijimą. Šita medžiaga yra sukurta taip, kad iš karto signalas į smegenis eina, ar ne, per tą dopaminą, per, na, laimės hormono įsiskyrimą, kuris, aišku, yra trumpalaikis ir, na, kuris, na, aukštai, čia nespėjau parodyti tų diagramų, ar ne, duoda ir tą duobės efektą labai greitai, nes tas kritimas iš ugdymo sistemos su naujom psichoaktyviom medžiagom, na, jisai faktiškai yra per 6 mėnesius. Tai nebėra ta medžiaga, ar ne, kada šią galiu ilgai vartoti ir jiem mėgautis, tikrai ne. Tai yra labai pavojinga medžiaga. Žemiau ir žemiau tu krenti, taip? Kitas klausimas, Giedre, būtų toks: kaip motyvuoti asmenį, kuris turi intelekto ar psichosocialinę negalią, spręsti priklausomybių alkoholiui problemą? Sunkinantis faktorius ar ne rizikos, nes, na, labai sunku tikėtina, kad rasti argumentų. Vienintelis, kuo tiki paaugliai, tai būtent pademonstravimas suaugusio žmogaus, nesvarbu, ar jūs busite tėvų statuse ar specialisto, tai iš tiesų, kad tu jam rūpi, nu, nes vaiko tu neapgausi. Mes visi galim dirbti daug darbų, bet kas dirba su vaikais, tai žino, kad arba rūpi, arba ne. Čia vaikas tave labai greit nuskanuoja. Ir vėl matyti vaiką ir jį girdėti. Mes dažnai kalbant su vaikais labai daug patys duodam jam receptų ar ne, patarinėjom, bet visiškai negirdim jo. Tai va, tai pirmas momentas ir mes dirbom tam lygmenį motyvuojant, nes dažnai ir gydantis tos vidinės motyvacijos vaikai neturi ir jauni žmonės. Ir tas vėlgi susijęs su jų raida, tokia daugiau išorinė. Aš einu dėl mamos, aš einu, nes mes susitarėm ar ne su kažkuo, bet tas ir labai gražu ir taip ir turėtų tikriausia būti. Tai va, tai aš manau per tokius trumpus susitarimus ir būtent per tą ryšį, nu, kas ir valdo. Nes visi vaikai, kaip ten bebūtų, jie nori tikti suaugusiam žmogui. Nu, kitaip nebūna. Nėra nei vieno vaiko, kuris, nu, ten nenori nieko ir nenori būti prie nieko. Tai va, biologiškai mes vis tiek esam visi žmonės ir mes vis tiek visi, na, per tą bendruomeniškumą einam, ar ne, ir organiškai vaikai irgi to prašo.
Tai va, tai kuo vaikas, kaip aš sakau, blogiau elgesi, tuo tikriausiai garsiau šaukia, kad jam yra labai blogai. Labai blogai. Bet gali tai būti, pavyzdžiui, kad nepavyks, ar ne, susitarti. Ir čia nieko baisaus. Tikėtina, kad tada mums reikia vėl visiems pasikalbėti ir kažkam atsitraukti ir ieškoti kitos prieigos ir kito specialisto. Ir tai yra normalu. O Giedre, o ta apdovanojimų, ar ne, va ta tokia, kaip čia pasakyti, kaip su skanukais, ar Taip, galima kažką pažadėti, ar tai yra vis dėlto ydingas dalykas, kad, va, nu, kaip su mažiukais, jeigu nueisim ten, nežinau, pas gydytoją, tai po to gal suvalgysim ledų ar panašiai, ar čia kažkaip galima irgi pritaikyti kažkokiamis teigiamomis, kad nepakenkt? būtinai. Apdovanojimų technika yra būtina. Bet kai kuriam tą elgesio ir emocijų, elgesio ugdymo lentelę vaikam, ar ne, tai vėlgi su tėvais sakom, kad tas apdovanojimas jisai galėtų būti savaitės gale. Na, sakykime, jeigu mes tarėmės, kad dėl kažkokio irgi ar rytinio kėlimosi be skandalų, ar ne, nes visą laiką reikėtų pradėti, na, dėl kažkokių dalykų. Viso vulkano mes ten neišspręsim. Pasiemam momentą kažkokį, kuris labiausiai erzina, ar ne, na, sakykime, socialiniai darbuotojai, aš įsivaizduoju, kad dirbant su vaikais, tam pirminiam lygmenį dirba su tuo, kad reikia įvesti vaiką į rutiną. Tai norint įvesti į rutiną, reikia, kad jis laiku keltųsi. Norint, kad keltųsi laiku, reikia, kad eitų laiku miegoti. Taip, tokie paprasti baziniai dalykai. Tai va šitie va susitarimai, ar ne, ir savaitės gale tas apdovanojimas, nes tu šiaip ar taip eisi su to vaiku ir į kiną, ir į teatrą, ir nupirksi jam ten ar batus, ar kažką, ar ne, jie vis tiek vyksta. Tai va, bet čia per tokį labai konkretų. Bet jeigu susitarėt, kad jeigu tai bus neįsi pusseserės gimtadienį, tai iš tikrųjų ir neįsi, nesvarbu, kad, nu, ten giminė atvažiuoja ir visi jūsų laukia. Reikia ir laikytis, nu ką, tėvams sunku atlaikyti vėlgi, ar ne, tai galbūt mums specialistam institucijose lengviau, nes mažiau tų emocijų, o dirbant su tėvais, va čia galbūt ta sunkioji dalis yra, nes visus pagalbos instrumentus, kokie mes specialistai geri bebūtumėm, mes turim juos atiduoti tėvam. Nes geriausi psichologai, talkininkai ir augintojai vaikui yra jo tėvai. Ir čia, na, ir ta biologinė galia ryšys yra, ar ne, kada vaikai, na, glaudžiasi prie tų tėvų, bet vėlgi mokykloje, sakykime, jeigu dirbant, aš sakau, jeigu nors vieną vaikas turi mokytoją, kuriam jis gali pasakyti viską, jau irgi yra gerai. Tai va. Kitas klausimas, Giedre, priklausomybė ar žalingas įprotis būtų tos mūsų jau paminėtos išmaniosios technologijos, įnikimas ir buvimas toje realybėje? Yra apibriešta, kas tai yra elgesio priklausomybė vėlgi vertinimo kriterijuose, bet šiandieną nepakako duomenų mokslininkam, kad juos išskirti į atskirą diagnostinę kategoriją. Todėl jie yra priskirti prie impulsų kontrolės. Tai va, todėl, na, į tai yra atkreiptinas dėmesys, bet dar renkami duomenys. Tai tikėtina, kad reikia dar kokių 5 metų, kada mes kalbėsim kaip apie atskirą diagnostinę kategoriją, nes būtent elgesio priklausomybė nuo medijų, jinai irgi suprantama kaip kraštutinumas. Kraštutinumas, kuris, na, labai koreliuojasi su priklausomybių sąvoka, nes tie patys diagnostiniai kriterijai, tai yra tas pats nuolatinis troškimas, sakykime, ar vartoti medžiagą, ar nepageidaujamas elgesys, ar nebuvimas prie medijų, interesų praradimas, kai vaikas nebeatsikelia nuo kompiuterio, ar ne, ir neina jokių būrelių nebenori, pasikeičia prioritetai. Ir jo elgesys, ar ne, yra pasikartojantis, atsiranda abstinencijos tie patys požymiai, kai veikla nutraukiama, nu pabandykit vidury žaidimo išjungti elektrą. Ir matysit, kad elgesys bus susijęs su kuo? Su agresija. Taip, čia nebus pasyvus elgesys kažkoks, kad, nu, nekalbėsiu su tavim savaitę. Ne, bus labai stipri emocinė, nu, tokia bomba, ar ne, kaip aš sakau, gali būti pykčio protrukiai, gali būti daiktų gadinimai. Tai va, šitam momente iš tiesų viskas susijęs su impulsais. Ir dažnai, sakykime, ir pas mus programoje, ką mokom vaikus, nes šitiem vaikam, kai kalbam bendrai apie populiaciją, jiem yra būdinga negebėti valdyti savo impulsų. Tai jeigu mes organiškai kiti ar neturim tą refleksą, tai juos reikia išmokyti tam tikrų technikų. Ir tų technikų tikrai yra pakankamai. Ir vėlgi reabilitacijos programa tas yra įtraukta kaip vienas iš, ne tik su jausmais dirbti, bet ir išmokti labai konkrečių algoritmų,
kurie padės, ar ne, sakykime, nes jiem būdinga, nu, tas stiprus emocinis šuolis. Kitas klausimas, dabar trupučiuką nuo technologijų perinam prie tų vartojimo medžiagų. Kai ankstyvoji intervencija nebetinka, jau neeksperimentuoja vaikas ar paauglys, o jau vartoja, tai kur reikėtų kreiptis? Ir tada Tada būna jo. tas komentaras, kad pas psichiatrą, pavyzdžiui, tėvai labai nelinkę registruoti vaiko. Bet matot, va čia ir yra, kad, nu, tokia turim stigmą, nu, kad mes kažko dar bijom, ar ne, mums dar gėda, kažkokios kalties lyg ir jaučiam, bet ką ir sakiau, pirmiausia, aš manau, ir tariantis, ir socialinis darbuotojas čia tikrai labai daug tarpininkauja, kad kalbam apie sveikatą. Ar sveikata prioritetas? Taip. O čia kalbam apie psichikos sveikatą, viskas taip pat. Tai šiandieną kreipiantis į Respublikinį priklausomybių ligų centrą, tikrai nereikia nieko bijoti ir jausti kažkokio netinkamo jausmo, nes ginant vaiką ir vaiką ir saugo įstatymas, vaikai yra koduoti, jokių e-sistemoje įrašų nėra, vaikas paslaugą gauna nemokamą, visos konsultacijos teikiamos ir vaikui, ir tėvam, ar ne, todėl kad, nu, kaip ir minėjau, tą atlaikyti ribą, ar ne, sukurti rutiną, tai reikės tėvam. Vėlgi tėvai netgi kartais užsirašo tuos pačius pirminius sakinius, kaip kalbėti su vaikais, tai vėlgi reiškia, kad dar tėvai tų žinių irgi neturi. Todėl, kad tikriausiai ir medžiagų tiek nebuvo. Ir jeigu seniau mes kalbėdavom, kad tai būdinga kažkokiam socialiai jautriom šeimom ar ne, nu, ką ir aš minėjau, sakykime, su žemesniu intelektu, tai dabar mes sakom visi, kurie augina paauglius, mes sėdim lyg ant parako statinės, nes mes nežinom. Tai va, tai tas nežinojimas irgi galbūt sukelia kažkokį tai rūpestį, bet tu atėjus ir pasitari. Tai tikrai pirminis vertinimas yra vaikų ir paauglių psichiatro. Galima kreiptis į Respublikinį priklausomybių ligų centrą, ambulatorinį skyrių ir, kaip ir sakiau, paslauga yra anoniminė. Lygiai taip pat ir psichikos sveikatos centrai prie poliklinikų, jie irgi jau žinant rūpestį teikia paslaugą paauglių grupėm. Dar toks konkretus klausimas, konkrečia situacija, sako, nori paklausti kažkas iš mūsų žiūrovų ir dalyvių. Jūsų konkrečiai nuomonės, Giedrė, apie jaunimo reabilitacijos dienos centre, tą efektyvumą, kiek tai yra iš tikrųjų veiksminga, ar yra tikimybė, kad paaugliai išėjusi pro duris nepavartos vėl. Ir sako, turiu omenyje, ar nėra tikslingiau iškart tada, pavyzdžiui, hospitalizacija mėnesių ar net ilgiau? Na, loginė seka tai tokia ir yra, kad jeigu ambulatoriniai grandy gydytojas mato, kad tų pirminių konsultacijų nepakanka, dažniausiai ir nukreipia stacionaro paslaugai, bet kadangi poreikis yra labai didelis, tai gali būti vaikai nukreipti į dienos stacionaro paslaugą, ar ne? Tai logika būtų tokia, kad pas mus ir hospitalizuojami vaikai po ūmių būklių jau stabilizavus situaciją į dienos stacionarą. Dienos stacionaru galbūt tikiu labiausiai, todėl kad ir ką rodo pasaulinės praktikos ir pažengę šalis, kad vaikas vis dėlto turėtų būti kiek įmanoma arčiau artimos aplinkos. Tai jeigu aš dirbu reabilitacijoje su vaiku, ar ne, tai socialinis darbuotojas, atvejo vadyba dirba su šeima, tai mums rūpestis koks tik tai liko, kad būtų sužiūrėta gatvė. Ir jeigu bus gatvė saugi, tikėtina, kad mums pasiseks. Tai už saugią gatvę atsakingos kitos institucijos. Tai aš tikiu dienos stacionaru, todėl kad tai mažiau stigmatizuoja ir vaiką lengviau prikalbinti, ar ne? Šiandieną dienos stacionare vaikas gauna iki pietų ir psichosocialinę reabilitacijos programą, po pietų organizuojamas formalus ugdymas, individualiai, kiekvienam asmeniškai. Tai yra pakankamai brangi paslauga, bet ką įvertino ir atvykę pas mus iš Seimo komisijos nariai, kurie atsakingi būtent už šitą sritį, kad yra tikrai, labiausiai tikriausiai atsiperkanti, nes labai daug vaikų, ar ne, jie sužiūrėti ir dėl elgesio, jie yra grąžinami į ugdymo sistemą ir grąžinami jau su bagažu pažymių ir žinių, kas vaikui labai svarbu. Jis jau ateina, tokia ištiesta nugara. Tai ir ta emocinė būklė jau būna stabilizuota, bet ir tokia moralinė, kad aš galiu, ar ne, aš žinau, tas labai svarbu. Atstatyti vaiko savivertę ir tą orumą, aš manau, yra esmė. Ir dirbant visiems kartu, ir tikrai man didelė garbė šiandieną su socialiniais darbuotojais bendrauti, mes, aš manau, daug galim.
Ir vat girdžiu, ką sakote ir iš pranešimo, kad ta savivertė, nepamiršti, kad tas vaikas yra žmogus, ar ne, tai yra pilnavertis žmogus ir jis turi visus tuos jausmus ir nori priklausyti sistemai ir būti labai svarbia sistemos dalimi. O apie atkryčius, jau tarsi ir įveikta ta priklausomybė, kaip tie atkryčiai dažnai pasitaiko tarp paauglių ir vaikų. Pačios atkryčio sąvokos, kai kalbam apie vaikus, aš galbūt nevartočiau, jinai galbūt daugiau susijusi su, kalbant apie suaugusius ar ne, bet vaikai taip, jie gali vėl pradėti vartoti. Tokių turim atvejų, dažniausia tai yra vaikai, kurie turi gretutinių įvairių ligų. Yra vaikų dalis Lietuvoje, kurie labai daug laiko praleidžia gydymo įstaigose. Nu ir kaip aš sakau, tuo tokiu užburtų trikampiu ir juda, ar ne, krizių centras, kažkokia psichiatrinė ligonė, stacionaras, reabilitacija, bet tas procentas vaikų yra tikrai, labai mažas. Jūsų nuomonė vėl klausimas, koks socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą vaikui turinčiam elgesio priklausomybių? Nežinau, čia matuosim didelis, mažas ar kitais parametrais. Aš matau labai didelę galią iš vis mūsų visų švietimo pagalbos specialistų tam kontekste atkūrus nepriklausomą Lietuvą. Aš manau, gražiausia, ką padarė Lietuva, tai būtent, kad buvo sukurta ta pagalbos sistema vaikam, kad daug kas buvo reorganizuota, ar ne, iš to sovietinio paveldo. Ir kad mes šiandieną mokam dirbti, kaip aš sakau, tam kulokiukė, ar ne, kad gebam tartis, kad gebam įvardinti, kas nesiseka, kad klausom įvairių sričių žinių, nes jūs matot, kad šiandieną žinoti tik socialinę kryptį yra mažai, mes turim žinoti apie paauglystę, neuromokslininkų kažkokias įžvalgas, apie tą jo brandą. Turim žinoti, kaip ten Misiūnienė gydo juos ar ne, kad tie edukologai ištyrė. Bet tas labai gražu. Man smagu, kad galim pasiskambinti betarpiškai, kad net ir šiandien, ar ne, atrodo, mes neformaliai susitikę, bet jau pažįstam vieni kitus. Ir tikrai po tokių konferencijų sulaukiam tokių labai paprastų skambučių su labai paprastais klausimais. Tai galim ir drąsiai ir kalbėtis, ar ne, ir dėl to vaiko tikrai išieškoti tų geriausių būdų. Tai aš matau didelę galią socialinio darbuotojo, todėl kad jisai galbūt ne ugdymo nišoje tiek daug dirba, bet labai palaiko tuos tėvus ir juos pastiprina. Vėlgi, ar ne, tų tėvų situacijų šiandieną yra tokia Lietuva, kaip aš sakau, jinai, ko irgi niekada nebuvo, jinai skirtinga, kas 10 kilometrų jūs galite rasti kitą šeimą. Tai pas mane irgi dirba komanda, kuri dirba ir multidimensiniai šeimų terapijoje. Tai kai papasakoja atvejus, kad vis dėlto yra su labai dideliu skurdu susiduriančios šeimos, su visai be socialinių įgūdžių mamos, ar ne, tai tas šiek tiek šokiruoja, nes atrodo praėjo daugiau nei 30 metų ir jau kaip ir viską galėtumėm turėti ir tapti jau tą gerąją Šveicariją, ar ne ko norim, bet atskirtis didėja. Tai tas galbūt neramina ir socialinis darbuotojas, aš manau, yra tas įrankis, pagrindinis varikliukas šeimai, kuris palaiko, kuris padeda susikurti tą pačią elgesio lentelę, atlaikyti ribas, susikurti pasiekmes. Tai ir palaikyti ir tapti galbūt net kartais ir tuo mediatorium tarp vaiko ir tėvų, kada jau labai sunku susikalbėti, ar ne, šeimai. Tai stiprinantis šeimą, auginantis vaiką. Geri klijai tokie, geri klijai, ar ne geriems dalykams. Giedre, paskutinis klausimas ir ačiū Jums labai, labai norisi to šviesos ir vilties istorijų. Ir štai ir klausimas apie tai, ar galite papasakoti sėkmingų atvejų iš Jūsų praktikos, kai buvo priklausomybė įveikta sėkmingai, be grįžimo, atsisveikinot visiems laikam ir palinkėjot gero kelio ir taip ir nutiko. Taip žiūrint, statistiškai tai didžioji dauguma atvejų yra sėkmingi, todėl kad paauglystė, ką ir sakiau pradžioje pranešimo, gali būti, kad tai ir yra tik tas epizodas, kuris vaikui labai sunku su jo raida susijęs, ar ne? Nes vėlgi gamta, dangus neduoda tiek daug sunkių etapų. Sakoma, kad vienas bus tikriausiai labai sunkus. Tai dirbant su vaikais, sakau, tavo tikriausiai šitas paauglystė bus pats sunkiausias, nes tu čia daugiausiai streikuoji, tu čia didžiausias ežiukas. Bet po to, kai tu būsi studentas, kai tu mokysies, tu kursi Lietuvą, ar ne, dirbsi didelius darbus, viskas bus gerai. Būna etapų, kada visas gyvenimas buvo geras, bet, patys, jeigu hospise dirbat ar savanoriaujat, ar ne, ir ką man teko girdėti, sako, Giedrė, aš turėjau labai gražų gyvenimą,
bet senatvė, nu, man labai labai sunku, ar ne, aš likau vienišas ir tai aš galvoju, tas etapas, kad jis yra sunkus, tai ir gali tapti to vaiko gale, nes išgyvenus tą sunkumą, jis bus ženkliai stipresnis negu bendra populiacija vaikų ir jis jau galės padėti kitiem. Šitie vaikai labai empatiški, šitie vaikai labai dažnai renkasi specialybės, kurie bus susiję su darbu su žmonėm. Jeigu ir mūsų čia visų paklausčiau, tikėtina, kad daugelis esate išgyvenę arba artimatę situaciją, kada buvo sunku. Ir todėl jūs ir esate čia, nes jūs tikrai galite padėti, nes jums tikrai rūpi. Tai va, tai tos istorijos yra gražiausios ir galbūt lengviausiai sprendžiamos tos, kurios yra susiję su tuo, kada vaikai turi resursą tokį kaip tėvus arba mamą. Jeigu vaikas turi girdinčius tėvus, kurie klauso kaip mūsų kaip specialistų, nes kartais reikia labai nedaug. Viskas bus gerai. Sunkiausia galbūt yra tiem vaikam, kuriem nieko negali pažadėti, kurie neturi to resurso ir kurie turi tik patys save. O kai jie dar mažiukai, tai tada labai svarbu, kad jie būtų tų mūsų tinkamų žmonių apsupti, nesvarbu, ar jie gyvena šeimynoje ar kitoje įstaigoje ir tikėtų savim. Tai va čia tas su savivertė susijęs momentas, aš manau, toks, na, esminis. Tai kiek jie greit patiki savim, tiek jie greit ir nuvažiuos į priekį. Giedrė, ačiū labai tikrai už nuostabų pranešimą ir jūsų šilumą ir tą tokį įkvėptą pozityvumą. Tai dar pasakysiu vietoj klausimo, paskaitysiu laišką, gerai, kurį gavome iš mūsų žiūrovų. Taip ir rašo. Labai daug klausimų, visų neįmanoma net surašyti. Ačiū, labai daug vertingos informacijos. Didžiosiomis. Įdomu ir naudinga. Ačiū už paskaitą, buvo labai įdomu klausytis. Taškas, labai labai didžiosiomis. Tai štai, Giedrė, tokios yra refleksijos, grįžtamasis ryšys ir ačiū, kad rašote ir klausimus. Labai dėkui Jums, Giedrė,